antrąją ciklo kaip interpretuoti ir suprasti kultūros paveldą paskaitą. Kaip pirmoje paskaitoje minėjau, šis ciklas tai yra didesnio projekto dalis, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Mes tai yra Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra. Kartu su Lietuvos istorijos mokytojų asociacija įgyvendiname šitą projektą ir mūsų galutinis tikslas yra ne kas kita, o jaunimas. Ir norime, kad jisai ne tik žinotų, mokėtų datas, vardus, kas susijęs su kultūros paveldu, bet kad suprastų jį platesnėme kontekste ir primtų kaip savo, gebėtų interpretuoti. Tai link to mes ir einame. Pirmiausia, su šituo nuotoliniu paskaitų ciklu, po to bus Europos interpretacinio metodo ekspertės Valios Stergiotės seminaras. Vis dar kviečiu, dar kelios vietos yra likusios, kai kurie jūsų užsiregistravo vakar, ačiū. Ir baigsime finale, ten bus tokie pilotiniai projektai jau vietoj mokyklų su mokiniais. Ir aiškus, jūs visi esate kviečiami šitas žinias panaudoti pamokose. Tai aš negaištu tada laiko, perdodu žodį jau mūsų šiandienos moderatoriai, Juozapui Blažiūnui, mokslo daktarui, kuris ir pasidalins, kokia šiandien paskaita mūsų laukia ir kas per lektorius. Labadiena, gerbėmieji, labadiena Lietuva, sveiki visi susirinkę prie ekranų ir kas vakar dalyvavote, tikiuosi, gavote šį bei tą naudingą. Ir išsinešėt kažką tai ir miegojote ramiai arba sapnavote didžiuosius LDK laikus, kaip kas. Ir dabar dar norėčiau atkreipti vieną dėmesį, kad jeigu galite, stebėkite Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros socialinio tinklo Facebook paskyrą, nes ten yra labai daug paskaitų, labai daug informacijos ir taip lengviau jūs pasieks įdomus įvairiausi dalykai. Ten net nedrįstų vardinti, kiek laukia, pavyzdžiui, rugsėjo arba spalio mėnesį įvairiausių renginių. Ir lygiai taip pat ir šiandieną, sakysim, vienas iš tokių renginių, kur tokių apstų yra iki pat metų galo suplanuota jau pas mus. Ir šiandieną mes turime svečiuose garbingą žmogų iš Kernavės. Ten kartais jisai vaikšto apsirengęs senaisiais drabužiais per įvairios gyvosios archeologijos dienas. Turime gerą seno mano bičiulį, Vilniaus universiteto docentą, mokslų daktarą Ramojų Kraujelį, valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos vadovą. Ir Ramojau, ar tu esi su mumis? Taip, ačiū, girdžiu tuos gražius pastatus. Jo, tai labai malonu, kadangi žodžius, ačiū už tai. Jo, kadangi Ramojų aš labai gerai žinau ir pažįstu, jisai linkęs užtęsti paskaitas jau neribotą laiką, nes jisai, kai pradeda kalbėti įdomiai, tai jisai kalba ir taip netikėtai gali prabėgti 3 valandos. Tai nusiteikite ilgam pokalbiui, aišku, aš žiūrėsiu laiką ir kai jau liks mažai laiko iki pabaigos, aš tiesiog Ramojų išjungsiu, juokauju, aišku. Tai klausimus galėsite užduoti, kaip ir per pirmą paskaitą prisimenat, klausimus galėsime klausti, kai jau viskas pasibaigs. Mes įsivaizduojam, kad paskaita užtruks kažkur tai apie 1,5 valandos, taip orientuokimės į tai ir vėliau pakalbėsime, padiskutuosime, klausykite įdėmiai, užsirašinėkite klausimus, užsirašinėkite pastabas. Kviečiu lygiai taip pat apsilankyti Kernavėje, nepatingėti, nuvažiuoti, pasivaikščioti, susirasti Ramojų, pavaišinti į savo krašto blynais ir kitais gaiviaisiais gėrimais. Ir užleidžiam vietą Ramojaus. Sėkmės tau. Tai ačiū tikrai už tokį gražų, pompastišką pristatymą. Tikrai visų mielai laukiam Kernavėje. Būtų netgi pabaigoje labai malonu sužinoti, ar yra tokių, tarkim,
klausytojų man šitos paskaitos, kurie nėra buvę Kernavėje, arba čia jeigu kas nors norėtų, gali ir tą patį galbūt čatą kažkur tai parašyti, kad nėra buvę ir norėtų apsilankyti. Mes visą laiką sakom, būna patys įdomiausi tie pirmi kartai, pirmas įspūdis apsilankant Kernavėje. Nors savo ruoštų, iš tikrųjų, gal, bijau viršyti tam skirtą laiką, tai labai gal čia daug negražbiliausiu, bet iš karto ką pasakysiu, girdėjau čia klausimų dėl skaidrių, ar galim būtų pasakyti, tai iš karto perspėjau, mano skaidrės tai bus vaizdai iš Kernavės, iš mūsų renginių, istorinių nuotraukų ir panašiai, tai tos, tarkim, tekstinės informacijos jūs tikrai skaidrėse nerasite, tik tai labai minimaliai, daugiau tai vis tiek yra vaizdai ir, kaip sakau, tos vaizdus tai geriausiai be abejo yra savom akim pamatyti, patirti, pabūti ir tokiu būdu ta paveldo pažinimo dalis tampa žymiai efektyvesnė savom akim, savom rankom palietus pačiupinėti. Tai aš bandau dalinti savo ekranu ir bandykime mes tada jungti skaidrės ir turbūt judėsim nuosekliai. Tai pasižiūrėkime, ar mes čia tikrai išspręsim visą tą techninį dalyką. Jūs dabar nemato turbūt išdidinto vaizdo. Ten gal apačioje yra tokie rodikliai. Ar dabar tvarkoje keičiasi? Ne, dar ne. Ramojo apatinėje eilutėje dešinėje pusėje. Siūlojimas dar kartą bandom tą patį variantą pasidaryti, ką buvom prieš tai išbandę, viskas tvarkoje veikia. Na gerai, gal tokiu būdu išspręsim. O dabar pabandykim. Bet Ramo apatinė eilutė, kur yra... O, puikiai. Viskas. Dabar tvarkoje. Taip. Gerai, viskas tvarkoje, nes man kažkodėl prieš tai jungė, bet antrųjų išjungimų kažkas nusipra. Tai judėkim tada išties apie interpretavimą ir mes turim tokį gražų įvardėjimą, kaip suprasti arba surasti Kernavę. Ir iškart noriu paneigti vieną teiginį, kai sako, Kernavė tai yra tik tai kalvos, tai kraštovaizdis ir netgi prieš 5 metus, minint pasaulio paveldo metus Lietuvoje, UNESCO buvo paleidę tokius reklaminius filmukus per LRT televiziją, galbūt kažkas ir matėt, kur prasidėdavo su tokiu vaizdingu sakiniu, tai tik kalvos. Tai mes visą laiką sakom, ne tik kalvos, yra kažkas svarbiau, kadangi mes jau esam 20 metų pasaulio paveldo sąraše, tai sakom taip, turbūt valstybės siūlo į pasaulio paveldo objektų sąrašą tos svarbiausius, reikšmingiausius savo paveldo objektus ir ne taip paprasta tose sąrašuose atsidurti. Ir, tikrai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad Kernavė yra vienas iš jau 5 Lietuvos objektų įtrauktų į UNESCO pasaulio paveldo vertybių sąrašą. Na ir tada nuosekliai žiūrėdami tas kalvas, tikrai, kaip sakau, daug bus vaizdų, gražių vaizdų, skirtingai metų laikai, mes pabandykime išsiaiškinti, o kągi mes turime po tais vaizdais ir pabandysim įrodyti, kad tai nėra tik tai kalvos. Na ir 17 metais berods buvo renkami gražiausi Lietuvos piliakalniai, tai be abejo nelabai didelis siurprizas buvo, kad Kernavės piliakalnių kompleksas ir buvo išrinktas gražiausių piliakalnių kompleksų. Kai kas sakydavo, kad Kernavė yra vienintelis toks piliakalnių kompleksas su 5 piliakalniais, bet dabar turim kolegas arba gerąja prasme konkurentus, Sudargo piliakalnių kompleksas irgi. Ne ką mažesnis, ne ką įspūdingesnis, bet kodėl Kernavė yra UNESCO pasaulio paveldo sąraše, tai aš pabandysiu visą tą šiek tiek nuosekliai ir papasakoti. Tai štai vėl skirtingi metų laikai, bet visų pirma Kernavės būtent kultūrinis rezervatas ir yra tas unikalus kompleksas, kuris ir yra įrašytas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Nes jeigu UNESCO pasaulio paveldo sąraše, tai toksai šiek tiek supaprastintas pavadinimas yra vartojamas tiesiog Kernavės archeologinė vietovė, be žodžio valstybinis ir kultūrinis rezervatas, o tiesiog Kernavės archeologinė vietovė.
Na ir išties tai sakom taip, kad tai yra tikrai unikalus archeologinių ir istorinių vertybių kompleksas, sąmoningai valstybės įsteigtas kaip speciali saugoma teritorija. Šiuo metu ta teritorija nuo 2002 metų yra fiksuota 194,4 hektaro, jinai kiek nemažėja, jinai nedidėja. Ir tik tai tiek, kad vis atsiranda naujų priemonių ir galimybių tą kultūros paveldą eksponuoti, atskleisti, pristatyti ir interpretuoti. Na ir vėlgi, rezervato teritorija yra minima ne šiaip sau, kartu yra pabrėžiama ir tai, kad reiškia, tai, kas kultūrinio rezervato teritorijoje buvo atrasta tyrimų metu, yra eksponuojama Kernavės archeologinės vietovės muziejuje, specializuotame muziejuje, ir apie tai mes irgi dar plačiau pasibašnekėsim. Na, o čia matot vieną iš mūsų stilizuotų žemėlapių, kaip atrodo rezervato teritorija, tai mano minėti 194,4 hektaro, ir išties, jau čia iš to turistinio pateikimo aprašymo mes matome skirtingus objektus. Išties didžiuojamės, kad rezervato teritorijoje yra maž 20 paveldo objektų, kurie gal nuo pačių seniausių laikų iki 20 amžiaus. Kalbėtume apie šalia piliakalnių stovinčią 10 amžiaus pradžioje pastatytą bažnyčią. Kas dar yra saugoma ir ką reikėtų pabrėžti apie kultūros paveldo apsaugą ir bendrai veikiančią sistemą? Tai jeigu minėjau, yra rezervatas įsteigtas, bet ne tik rezervatas yra saugomas, yra aplinka aplink rezervatą taip pat saugoma, yra vadinamoji rezervato buferinė apsaugos zona, ir tai zona iš karto yra, matom, gerokai didesnė teritorija, spalvinta skirtingomis spalvomis, su skirtingais režimais. Tai bendrai buferinė zona aplink Kernavės kultūrinį rezervatą sudaro beveik 2,5 tūkstančio hektarų ir aplinkinėse teritorijose, kur numatyti tam tikri režimai, ką galim daryti arba ko negalim daryti. Ir jeigu matom raudonai apibrėžtas zonas, tai yra ta griežčiausia saugoma teritorija, kur iš esmės jokia nauja statyba negalima, griežtai reglamentuojami esamų sodybų, rekonstravimo, remonto darbai ir panašiai. Geltona ir žalia, tinkamai tos šiek tiek švelnesnio režimo zonos. Tai ką norėčiau akcentuoti, valstybė įsteigusi rezervatą, tai yra valstybės nuosavybė ir jo saugoma teritorija, ir aplinkui esanti buferinė zona, kur yra ir valstybinių, ir privačių sklypų, bet irgi tam tikras režimas numatytas šioje zonoje. Ir čia dar vienas naujesnis žemėlapis, kur šiek tiek matome galbūt daugiau detalių, kas patenka į mūsų buferinę zoną. Na ir jei kalbame apie UNESCO statusą, tai jau minėjau, kad jau ne prieš 20, dabar 2004 metais Kernavė buvo įtraukta į pasaulio paveldo sąrašą pagal 2 kriterijus, ir vienas iš kriterijų kalba apie tai, kad tai yra išskirtinis liudijimas apie gyvenviečių raidą Baltijos regione, maždaug 10 000 metų laikotarpiu, ir čia vėl mes rastume ir pagoniškusias tradicijas, ir krikščioniškusias tradicijas. Ir turbūt pagrindinis akcentas yra tai, kad būtent vienoje vietoje mes galime matyti tą ištisą istoriją 10 000 metų, iš esmės nepertraukiamą žmonių gyvenimo Kernavės apylinkėse istoriją. Na ir vėl, jeigu šiek tiek grįžtame prie piliakalnių, prie tų gražių vaizdų, kuriuos mes dažniausiai ir tapatinam su Kernave, tai yra įspūdingi piliakalniai ir suformuota gal gyvenviečių struktūra, kurios šiuo metu mes tikrai nematytume. Ta gyvenviečių struktūrą mes galime suprasti ir suvokti tik tai iš archeologinio tyrimų duomenų. Taigi būtent UNESCO pabrėžė ne tik, kad piliakalnius kaip kraštovaizdį, bet ir kartu istoriškai susiformavusią gyvenviečių struktūrą kaip labai svarbu tokio tipo objektų vystymosi pavyzdį, istorinį pavyzdį. Tai tokie 2 kriterijai, jeigu kalbam apie UNESCO pripažinimą, ir išties
Kaip toliau organizuotas rezervato valdymas, tai aš labai trumpais bruožais pabandysiu parodyti keliais vaizdais, arba tiksliau keliomis ištraukomis iš mūsų teisės aktų. Tai taip, rezervatų rūpinasi direkcija, kaip Juozapas gražiai pristatė visą tą ilgą mūsų pavadinimą. Mūsų kuruoja, prižiūri kultūros ministerija, rezervato žemė yra valstybės nuosavybė, ką reikėtų pabrėžti. Na, o ką daro direkcija, tai užtikrina tyrimus, tvarko teritoriją, puoselėja ir pristato tą paveldą, kurį mes turime savo žinioje. Na, išties sakom taip, kad yra ką veikti ir ką direkcija, jeigu taip jau schematiškai sužymėjus daro, tai vykdo priežiūrą, stebėseną, vertina būklę, jeigu reikia pasitelkia ekspertus, nustato, kokios galima daryti, imtis kokių darbų ir kokios tvarkymo priemonės galėtų būti daromas, na, ir atitinkamai tos darbus inicijuoja, įgyvendina ir vėl iš naujo tas ciklas sukasi ratu, žiūrim, kas vyksta, kokie procesai, ką galim dar padaryti kitaip arba padaryti geriau. Tai tiek apie direkcijos veiklą, na, o taip kaip gražiai direkcija pabandė per pastarosius metus išsigryninti savo viziją, misiją, tai sakom taip, kad mes ir esam tie saugotojai, kurie saugo archeologijos ir istorijos lobyną, ir mūsų užduotis, mūsų misija saugoti, bet ne tik uždarai saugoti, bet tirti, populiarinti tai, ką mes čia turime Kernavėje, siekiant visą tai išsaugoti ateities kartoms ir skatinti mūsų turimo paveldo gyvą pažinimą. Tai tokios deklaracijos, na ir šiek tiek žiupsnelis statistikos, kad jeigu įsivaizduoti, taip kaip jau kiekviena įstaiga atsiskaito, ką veikia, kokie pasiekimai, tai mes irgi turime skaičius, tai gal tai čia netrodytų, kad kažkada atsirado milžiniškas šuolis, nuo 15 metų nebuvo skaičiuojami lankytojai įeinantis į rezervato teritoriją, tik tai apsilankymai muziejui, tai maždaug taip statistiškai sakom, kad mes per metus turim apie 100–120 tūkstančių apsilankymų mūsų teritorijoje, bet vėlgi, ta statistika, jinai, šis laikai juokaudamas sakau, mūsų lankytojai, kaip norim, taip skaičiuojam, tai mes skaičiuojam lankytojus, kurie apsilanko mūsų darbo metu, darbo valandomis, o tai, kas atvažiuoja, kaip romantikos ieškoti vėlyvais vakarais, ankstyvais ir tais pasižiūrėti rūkūdėje, mes to statistikos pilnos ir negalėtume pateikti, tai mes sakom taip, ir Kernavė tikrai per metus drąsiai, galim sakyti, apie 150 su virš tūkstančių lankytojų ateina pasigrožėti mūsų vaizdais, kiek iš jų užsuka į muziejų, galbūt turime tikslesnę statistiką, tai tarkim praeitųjų metų apsilankymai muziejuje, čia pabrėžiu nuolatinė muziejaus ekspozicija, ne ta, kur yra ekspozicija po atviru dangum, tai maždaug apie 22 tūkstančius lankytojų mes sulaukiam. Na ir čia toliau statistika, kuri galbūt, net jeigu mūsų auditorija, kaip suprantu, mokytojai yra, tai šnekama apie tai, kiek ateina į užsakomas ekskursijas, į edukacijas ir tikrai drąsiai galim sakyti, kad 80 su virš procentų mūsų lankytojų tai yra iš mokyklų, tai surengiam virš 300 edukacinių užsiėmimų, užsakomų ekskursijų virš 200 ir panašiai. Tai čia be viso to, ką mes vadinam, mūsų pagrindinis vienas iš akcentų yra Kernavėje vykstantis renginiai. Čia edukacijos ir ekskursijos, neskaičiuojant mūsų didžiųjų metų renginių. Na, gal šnekėsim dar apie muziejų, kaip jis atsirado, kaip jis susiformavo, bet tiesiog šiek tiek žiupnelis statistikos, pažiūrint į tai, kiek muziejaus rinkiniuose yra sukaupta eksponatų, tai šiai dienai virš 43 tūkstančių eksponatų, jame tas skaičius turbūt dar didesnis bus, apie 45 tūkstančius, ir matom taip, kad nuo 15 metų tai daugiau negu padvigubėjo mūsų saugomų eksponatų skaičius. Ir vienas iš svarbiausių akcentų turėtų būti tai, kad Kernavės archeologinės vietovės muziejus kaupia ir saugo
eksponatus rastus tik Kernavės apylinkėse. Mes nesam tas, tarkim, kaip nacionalinis muziejus, kurie turi galimybę iš visos Lietuvos ar net iš užsienio kaupti eksponatus. Mes koncentruojamės į Kernavės vietovę ir matom įspūdingą skaičių radinių, kurie yra perduodami į muziejų po vykdytų tyrimų į Kernavę arba jos apylinkį. Na ir turbūt istorinį žvilgsnį reikėtų pradėti nuo tokio pasakojimo, kaipgi viskas prasidėjo, domėjimasis Kernave. Aš sąmoningai dar nepasakoju Kernavės visos istorijos nuo pat seniausių laikų, bet bandom pažiūrėti, kaipgi tas domėjimasis Kernave kilo. Ir čia turbūt pats gražiausias epizodas, tai būtų XIX amžiaus romantizmo laikotarpis ir Varšuva buvo išleistas Felikso Bernatovičiaus toks labai romantiškas romanas, kuris vadinasi lietuviškai Pajauta Lizdeikos duktė arba Lietuva 14 šimtmetyje, ir Lenkijoje tas romanas turėjo milžinišką pasisekimą, išleistas keli skirtingi leidimai, ir būtent su tuo romanu simboliškai siejami ir dabar jau čia visiems žinomi Kernavės piliakalnių pavadinimai, Lizdeikos kalnas, Mindaugo sostas, Pilies kalnas, Aukuro kalnas ir panašiai. Visą tai siekia XIX amžių, bet ta knyga, labai įdomu, kad lietuvių kalba normaliai niekada nebuvo išversta į lietuvių kalbą, išskyrus vieną vertimą, kuris yra padarytas Jungtinėse Amerikos valstijose. Ta knyga galima rasti Lietuvos bibliotekose, bet ta 20 amžiaus, ar tiksliau netgi XIX amžiaus pabaigos lietuvių kalba irgi skamba labai romantiškai. Na ir kartu su šitos knygos atsiradimu pirmosios ekspedicijos nerimi, Konstantino Tiškevičiaus ir jo kompanijos žygis nerimi ir aprašymai, Vladislavos Sirokomlės pirmieji bandymai tyrinėti Kernavės piliakalnius. Na ir čia matome pirmąją Kernavės fotografiją, Jozefo Čechavičiaus Kernavės piliakalnių vaizdai, na ir Napoleono ordos gražus stilizuotas piešinys su žvilgsniu Kernavės piliakalnį. Tas romantiškasis laikotarpis ir lėmė tai, kad pirmieji bandymai tyrinėti ir buvo XIX amžiaus viduryje. Konstantino Tiškevičiaus ir Komlės iniciatyva, būtent Aukuro kalnas šitoje vietoje, jeigu dabar lipant į piliakalnį, kur yra laiptų tokia dauba, tai ši vieta buvo ta, kur XIX amžiaus pirmieji tyrinėtojai bandė Kernavę tyrinėti. Na ir kitas epizodas, jau peršokam į 20 amžių, čia atskira dalis istorijos būtų kalbant apie Kernavės patį miestelį. Iš Kernavėje atsiranda prabangi tiem laikams pradžios mokykla, mūrinė. Klausimėt, kodėl tokia prabangi mokykla Kernavėje ir atsirado, reiškia, būtent tuo metu, tai reiktų prisiminti dar vieną epizodą, demarkacinę liniją, kurie visiškai šalia Kernavės, tarp kelias skaidrės apie tai irgi esu paparuošęs, galės labai trumpai paparodyti, bet būtent ir galime į jas nukeliauti. Tai štai, demarkacinė linija ėjusi visiškai šalia Kernavės lėmė tai, kad vienintelė Lietuvos istorinė sostinė, atsidūrusi Lietuvos teritorijoje, Trakai ir Vilnius, Lenkijos pusėje, na ir Kernavei buvo skirtas tas padidintas dėmesys, skatinant puoselėti patriotinius jausmus ir vėlgi demarkacinės linijos pašonėje buvo statomos iš Lietuvos pusės tikrai prabangios mūrinės mokyklos, tokia atsirado Kernavėje, kitoje upės pusėje Aleksandriškių mokykla, čia kažkur tai tarp Kijeve ir Kernavės stovėjo. Ir būtent su mokyklos veikla mes galime sieti tai, kad išties
mokytojas Juozapas Šiaučiūnas, mokytojavęs šioje mokykloje, atsikraustęs į Kernavę apie 25 metus. Jis ne tik, kad tapo vienu iš tų, kur inicijavo tos naujos mokyklos ir statybą ir įkvėpė ją įvairiai veiklai. Jisai buvo tas, kuris surinko Kernavės apylinkėje nesunkiai randamas įvairias senienas. Tarp jų buvo begalė ir archeologinių randinių, akmeninių kirvukų, kaulų ir panašiai, ir įsteigė pirmąjį muziejų. Tai čia matome vaizdus iš 1930 metais Kernavėje duris atvėrusio muziejaus. Tai jeigu taip jau žiūrint pagal muziejaus įsteigimo datą, tai mes ir esam vienas iš tų seniausių muziejų Lietuvoje. Nedaug muziejų Lietuvoje dabar jau yra šventę 100-metį, mes prie jo artėjame. Tai štai va tokia įdomesnė istorija susijusi su mokykla ir muziejaus atsiradimu. Čia dėjau vieną labai žaismingą nuotrauką, čia tiesa nuotrauka ne iš pačios Kernavės, o kitoje upės pusėje, Semeniškių kaimo, ir galbūt išvelgėte, ką vaikai yra sudėlioję iš pilkapėje rastų kauliukų, Gediminaičių stulpai. Tai va tokie jaunieji archeologai. Yra toks labai gražus romantiškas liudijimas, kad mokytojai duodavo užduotį mokiniam, kad eikit po smėlynus, paieškokit ką nors gražaus ir atneškit į muziejų. To paties Juozapo Šiaučiūno atsiminimuose tokie epizodai yra minėti, kai mokiniai jam tiesiog sunešdavo kirvukus, kitus radinius ir panašiai. Tai ką tai liudija, kad reiškia tie šimtmečius, o kartais ir tūkstantmečius liudijantis radiniai buvo visiškai negiliai smėlynuose ir vaikai nesunkiai juos galėjo surinkti. Demarkacinę liniją papasakojau, čia vėlgi ta pafrontės vaizdai. Ir labai simboliškai Kernavėje atsiranda bažnyčios, tautos namai, kurie turėjo 3 sostinių pavadinimą - Kernavė, Trakai ir Vilnius. Tai dažniausiai tai būdavo vadinama kaip Vilniaus namai. Tai tokia romantiška 20 amžiaus pirmosios pusės istorija. Netokia romantiška istorija, jau keliamės į 20 amžių, sovietiniai metai. Išties Kernavė gyvavo kaip kolūkio centras. Iš esmės jokia aktyvesnė tyriamoji veikla Kernavėje nebuvo vykdoma, piliakalniai buvo šiek tiek prižiūrimi, tvarkomi, bet tos priežiūros tikrai Kernavėje nebuvo per daug, nors istorikai žinojo apie tą negražią Kernavės praeitį. Dar irgi grįšim prie tų pirmųjų šaltinių, kada Kernavė buvo paminėta rašytiniuose šaltiniuose ir panašiai. Tai apie tą praeitį buvo žinoma, bet kažkokie detalesni archeologiniai tyrimai iki pat 1979 metų Kernavėje nebuvo vykdomi. Tas man vienintelis minėtas epizodas, toks epizodinis, iš 19 amžiaus, tai ką surinko moksleiviai mokyklos muziejuje, tai tikrai kompleksiniais tyrimais nepavadintume. Ir nutinka 1979 metais tokia nelaimė, kad matot viršutiniai nuotraukai, didžiulė nuošliauža Mindaugo sosto piliakalnyje ir vietinė valdžia kūrė planus, o kaipgi reikėtų tvarkyti tos piliakalnius, bet suvokiama, kad prieš pradedant bet kokius tvarkymo veiklas reikalingi ir archeologiniai tyrimai. Ir štai čia matome 79 metų vasaros pirmąją ekspediciją ant Mindaugo sosto piliakalnio, ir čia ekspedicijos vadovas Pranas Kulikauskas, bene 10-metis vadovavo tyrimams, irgi labai romantiškos nuotraukos ant piliakalnio viršaus. Ir tai pagrindinis akcentas, ką norėčiau pasakyti, kad nuo 79 metų, kai archeologai įžengė į Kernavę, tai niekada iš jos ir neišėjo, ir kiekvienais metais archeologiniai tyrimai Kernavėje vyksta, didesnės ar mažesnės apimties, jie tęsiasi jau daugiau nei 4 dešimtmečius ir kiekvieni metai jie atneša vis kažkokių naujų radinių. Tai čia kaip ir žadėjau, anonsavau, nuotraukų tikrai bus labai daug, tai gal mes pabandykime greit pasižiūrėti tuos vaizdus ir radinius, ir būtent po detalių archeologinių tyrimų tada jau kompleksiškai galima buvo piešti visą Kernavės
istorinį paveikslą, kasgi buvo rasta. Čia, tarkim, matome medinius fragmentus, rastus viduramžio miesto fragmento. Vėlgi, iš rašytinių šaltinių buvo žinoma apie tvirtintus piliakalnius, tai labai ilgą laiką buvo manoma, kad pagrindinis piliakalnis buvo būtent Mindaugo sosto, kur buvo pradėti kasinėjimai, tik vėliau paaiškėjo, kad ne Mindaugo sosto, būtent Daukaro piliakalnis buvo pats svarbiausias, o apie plytėjusį miestą tikslių duomenų nebuvo, bet vykdant melioracijos darbus apie 85 metus, slėnyje buvo užkabinti medinių pastatų fragmentai, vėlgi archeologai pradėjo detalius tyrimus ir taip lašas po lašo pradėjo aiškėti visas nuoseklus vaizdas, o kasgi plytėjo Kernavės slėnyje, paaiškėjo, kad yra ištisas viduramžių miestas su gatvėmis, su kiemais, su amatininkų sodybomis ir išties, vėlgi, radiniai, kurie buvo rasti, liudijo apie amatus, tarkim, čia Kauladirbio sodybos fragmentai, čia juvelyro sodybos fragmentai ir tai ne tik, kad juvelyriniai dirbiniai kaip tokie buvo, bet tiesiog matomas metalo atraižos įrankiai, kuriais buvo gaminama. Čia vėl matome iš vėlesnių tyrimų tam pačiam slėnyje, bet jeigu atkreiptume dėmesį kokiame gylyje, tai iš esmės tik tai nuėmus Velėną, vieta arčiau upės, tai yra, reiškia, bronzos amžiaus laidojimo vieta, sakome, seniausias žinomas Kernavės kapinynas. Kai kuriais aspektais galim šnekėti, kad vienas iš seniausių ir žinomų laidojimų, viena iš seniausių žinomų laidojimų vietų ir Lietuvoje. Ir tokiu būdu, žingsnis po žingsnio atsiskleidė visa nuosekli Kernavės istorija. Ir šiandien jau galim tikrai kalbėti ir liudyti, kad ankstyviausia žmonių veikla, žinoma, nuo vėlyvojo paleolito periodo, tai yra 10-11 tūkstantmečiai prieš Kristų, ir jau šiuo laikotarpiu datuojamų archeologinių radinių Kernavėje yra randama, būtent mano minėtose Neries slėnio tose aukštutinėse terasose. Toliau paaiškėjo, kad ir vėlesnių laikotarpių mezolito radiniai irgi paplitę tose pačiose aukštesnėse, sausesnėse slėnio vietose. O jau iš vėlesnių laikotarpių, jeigu jau žiūrim, reiškia, ar tai būtų bronzos amžius, geležies amžius, tai tos apgyvendintos teritorijos gerokai plečiasi. Ir išties, vėl čia mes matome įvairių nuotraukų iš laidojimo, tarkim, vietų. Kas dar toliau buvo rasta, jau tyrinėjant, čia nuotrauką pagal datą, matot, 96 metai buvo rastas ir griautinis laidojimo kapinynas, kuris būtent ir davė tą ryšį sąsają tarp pagonybės ir krikščionybės, nes būtent Kriveikiškių kapinyne, kuris šiek tiek nutolęs nuo Kernavės, sakykime, piliakalnių, buvo rasti laidojimai ir čia išties mirusieji laidoti jau nedeginti, yra nemažai ir papuošalų, unikalių juvelyrikos dirbinių, žiedų, ir tuo pačiu metu paraleliai tebeegzistavo turbūt laidojimas, ne turbūt, o tikrai tebeegzistavo laidojimas degintiniuose kapinynuose, degintiniuose kapuose. Tiesa, Kernavėje unikalus epizodas yra tas, kad laidojimas buvo Kernavėlės upelio vagoje. Ir, galim sakyti taip, kad turbūt, kad upelėje atgulė tie patys paskutiniai Lietuvos pagoniai, nes laikotarpis yra būtent 14 amžiaus pabaiga, kai Lietuva jau buvo pakrikštyta ir, reiškia, susidūrė dvi kultūros, pagoniškoji ir krikščioniškoji, ir vieni laidojasi pagal naujus papročius, kiti pagal senus, ir būtent pagal tą santykį, sinergiją Kernavės atvejais irgi labai, labai įdomus, ir, kaip minėjau, vienas iš aspektų būtent perėjimo laikotarpio kultūros bruožai minimi ir UNESCO nominacinėje
vila. Tai tokie vaizdai iš kapinynų ir matome gyliai irgi gali būti labai skirtingi, vietomis laidojimai akmens amžiaus, reiškia, žmonių gyvenimo pėdsakai visai negiliai, kai kuriuose vietose beveik 3 metrus siekia perkasos. Na ir minėjau, kad tyrimai tęsiasi daugiau nei 40 mečius nuo 79 metų, tai 46 metai, tai turėjom 19 metais didžiulę parodą, tikimės 50-mečių tikrai dar nemažesnės ir dar reikšmingesnės parodos. Na ir vėl, šiandieniniai tyrimai, atradimai tikrai tęsiasi, čia keletas vaizdų iš medijos pranešimų, vėlgi, jau už mūsų rezervato ribų, čia gražiam slėny buvo rasta vadinamoji Sidero kiemo vieta, tai yra viduramžių bajoro sodyba, kuri aprašyta vokiečių karo metraščiuose. Toliau vėlgi tyrimai irgi atrodytų, kad čia per netikėtos vietos Kernavės apylinkėse buvo tiesiamas tas Lietuvą ir Lenkiją sujungęs dujotakis, tai net ir dujotakio tyrimo vietose turėjo darbuotis archeologai. Vėlgi bendradarbiaujama ir su metalo detektorininkų teisėtų klubų MINK, kurie padeda rasti Kernavės teritorijoje mažai metalinių radinių. Tai, tarkim, prie upės buvo tikrinamas nemažas plotas, tai ir pirmosios lietuviškos monetos buvo rastos visiškai negiliai. Mes anksčiau Aremos dirvos plote. Kas toliau vykdoma ir jeigu kalbam apie tyrimus, tai taikomi patys moderniausi tyrimo metodai, nedestrukciniai tyrimo metodai, kai žemė yra skanuojama, yra keli būdai, yra magnetometrai, georadarai, tai čia vienas iš georadarų, matot pavyzdį, tokį kaip vagonėlį ant ratukų važiuojantį, skanuojama iki 3 metrų gylio sluoksniai, matomos anomalijos, tai žemės judinimo darbai. Tikrai nėra dar taip, kad mes matytume konkrečius radinius ar panašiai, bet potencialias vietas, kur tyrinėti, ką galima rasti. Archeologai dabar gali sužinoti ir nedarydami detaliųjų tyrimų, arba yra tas gražus archeologų dabartinis šūkis, pasakymas, jei gali nekast, nekask. Taigi tyrimai daromi tik tai tose vietose, kur matom, kad yra būtina. Kaip pavyzdys buvo tiesiamas kelias per rezervato teritoriją, tai būtent kelio teritorijoje tie detalieji tyrimai buvo vykdomi. Na ir naujausi tyrinėjimai pastaruosius 2 metus buvo vykdyti, vėlgi labai įdomi istorija. Anonimas į universitetą atnešė krūvą metalinių radinių, turbūt, kad buvo, turbūt, greičiausiai, kad buvo tikrai rasti su metalo detektoriumi, bet bent jau žmogus turėjo suvokimo ir sąžinės, nurodė tikslę radinių vietą. Ir 5 km nuo Kernavės prie Speros ežero buvo rastas irgi unikalus kapinynas, laidota ištisus šimtmečius, datuojamas nuo 5-6 amžiaus iki 13 amžiaus, tai ir degintiniai kapai, ir matom žirgo palaidojimo vieta, ir tikrai dar tam kapinyne turbūt bus irgi naujų įdomių atradimų ateityje. Na ir tokių gal visai netikėtų radinių, kurie mums skamba jau kaip spauda, kaip sensacija, kaip lobis, tai tyrinėjant mūsų rezervato teritorijoje esančio dvarvietės vietą. Dvarvietės pamatai buvo datuojami 19 amžiumi, realiai patys pamatai turbūt šiek tiek ir buvo daryti vėliau, tai yra anksčiau, 18 amžiaus galbūt pabaigoje, tai va šalia tų nesenos dvarvietės pamatų buvo rastas lietuviškų ilgųjų lobis, siekiantis 13-14 amžių, ir turbūt datuojama taip, kad vieno iš antpuolio metu kažkas tai bandė paslėpti savo turtą ir tokiu būdu atsidūrė laukymėje, galbūt prie kažkokio žinomo orientyro medžio ar panašiai užkasiai, ir statant dvarą tas lobis taip ir liko nepaliestas.
Na ir judėsim tada jau turbūt prie muziejinės veiklos, tai tyrimo eigą šiek tiek nupasakojau, jeigu ten turėtume tikrai kažkokių detalesnių klausimų, kas tyrinėjama, kaip tyrinėjama, kokie atradimai, tai galėčiau ir vėliau pakomentuoti, na, toliau pabandykim pažiūrėti, kaip mes viską bandom pateikti visuomeniai. Tai kaip minėjau, muziejus veikia, jeigu taip jau pačią ankstyviausią istoriją, tai sakom, nuo 30 metų, tiesa buvo karo metais tam tikras pertraukis, bet jau nuo Kernavėje muziejus nuo 79 metų veikia iš pradžių kaip Trakų istorijos muziejaus filialas, o jau nuo 1989 metų kaip visiškai savarankiškas muziejus. Ir eksponatų skaičius nuolatos auga. Tai ką saugo muziejai, bandome eksponuoti mūsų nuolatinėje ekspozicijoje, laikinuosiuose parodose, bet be abejo visko parodyti, išeksponuoti neįmanoma. Šiuo metu turbūt apie 5% radinių geriausiu atveju mes esame vienaip ar kitaip pakėlę iš fondų ir arba stacionarioje ekspozicijoje, arba laikinuosiuose parodose esame parodė. Tikrai kūrėm nemažai video turinio ir mūsų YouTube paskyroje nemažai galima surasti informacijos. Vėlgi netgi animuoti vaizdai, kurie yra mūsų muziejaus ekspozicijoje, pateikiami irgi YouTube paskyroje. Tai jeigu kažkada reikėtų pamokose mokomosios priemonės, kaipgi galėjo atrodyti kernaviečiai, tarkim, iš geležies amžiaus laikotarpio, viduramžių laikotarpio, tai tie visi animuoti vaizdai, kuriuos galima pamatyti mūsų muziejaus nuolatinė ekspozicija, jie yra prieinami ir internete. Tai muziejus, vėlgi, nuo 89 metų, matot, pirmą nuotrauką buvo perkeltas į tuo metu pastatytus pakankamai modernius Kernavės kolūkio kultūros namus. Na, o kiek daugiau nei prieš 10-metį, 2012 metais muziejus atvėrė naujai duris po didžiulės rekonstrukcijos ir, tikrai mes didžiuojamės, sakydami, kad yra tikrai, ir net ir šiai dienai tai yra tikrai pakankamai modernus muziejus su interaktyviomis paslaugomis. Ir vėlgi kažkas, kas norėtų netgi nebūdamas Kernavėje aplankyti muziejų, jeigu išjungtumėte Google Maps, yra galimybė įeiti į muziejaus vidų ir pamatyti ekspoziciją netgi ir tokiu būdu. Bet visą laiką, sakome, raginame, kviečiame atvykti gyvai. Taigi, ką muziejuje galima pamatyti, tai iš esmės būtų 3 salės, įvadinė salė su interaktyviais ekranais, rezervato teritorija, stilizuota archeologų darbo vieta perkase ir 2 salės, viena skirta priešistoriai, tai čia jos vaizdus matote, kita salė skirta klestėjimo laikotarpiui Kernavės viduramžių. Na ir visą laiką sulaukiam tokio greito klausimo, kągi čia tokio svarbiausio Kernavėj galim pamatyti, tai visiems sakau taip, kad sunku išrinkti vieną vienintelį eksponatą, galbūt tai galėtų būti pats seniausias mūsų turimas eksponatas Titnago strėlės antgalis, datuojamas 11 tūkstantmečių. Kiti sakys, kad be abejo svarbiausia tai yra pinigai, lietuviški pinigai, ir čia turime irgi sukūrę kelis siužetus. Karantino metais muziejai, kai buvo užsidarę, turėjo temą parinkti savo unikaliausius eksponatus, tai Kernavės geologijos muziejus parinko 2 eksponatus. Tai reiškia, vienas reportažas buvo apie lietuviškus ilguosius, kitas reportažas buvo apie ornamentuotą unikalią beržo tošį. Tai toks radinys, kurio Lietuvoje nėra nei viename kitame muziejuje, Kernavėje unikali tuo, kad turi kažką tokio, ko neįmanoma rasti kitose muziejuose. Na ir čia tie video pasakojimai, kaip ir jie yra internete, jeigu kažkas norėtų greičiau surasti, kaip ir galėčiau pasidalinti nuorodomis, tai būtų lengviau turbūt suieškoti.
Ir vėl turim mūsų archeologų pasakojimus, jeigu nereikėtų vykti į vietą, tai galima pasižiūrėti online režimu, bet to teritorijos pločio, reiškia pasivaikščiojimas su archeologu, kompiuterio ir televizijos ekrane nepakeistų gyvo buvimą, bet jeigu kažkam yra sudėtinga, manau, kad tai vienas iš tų variantų, kur šiek tiek jums gelbėtų. Ir vėl įvairūs atskiri pasakojimai apie atskirus radinius. Vieną įdėjau specialiai nuorodą ir reiškia, eksponatą. Jis yra saugomas ir mūsų muziejuje, ir Lietuvos nacionalinėme muziejuje, taip labai vaizdingai buvo pavadintas Kernavės perkūnu. Ir jeigu neteko girdėti šitos intriguojančios istorijos, tai dar kartą pasikartosiu, arba internete, arba atvykite gyvai pas mus pasižiūrėti. Tikrai labai įdomi istorija, kaip vienas radinys gali būti skirtingai interpretuojamas. 19 amžiaus pabaigoje, romantiškas laikotarpis, steigėsi Vilniaus senienų muziejus, tai buvo vienas iš svarbiausių eksponatų, buvo piešiamos visos istorijos ir legendos apie tai, kad čia pagonių dievas, kaip vėliau paaiškėjo, tai yra Saksonijoje pagamintos žvakidės, arba dabar netgi sakoma ne žvakidė, o kabinamas šviestuvas, šviestuvo sudėtinė dalis, ir ne joks ne pagonių dievas ir ne Kernavės perkūnas. Tai va taip tas perkūnas buvo nuvainikuoti. Kuo didžiuojamės ir kas muziejuje tikrai galėtų būti labai vertingas eksponatas, jeigu galėtume atgaminti tokio pobūdžio taurę, tai turime tik tai stiklo fragmentus, bet pagal archeologų tiek ir datavimą, tiek reiškia analogus esančius kitose pasaulio muziejuose, matome kairėje pusėje fantastiškai atrodantis plono stiklo taurė saugoma Kuveito muziejuje, tai pagal fragmentus galėtume sakyti, kad kažką panašaus savo rankose turėjo laikyti ir Kernavės kunigaikštis, pagal datavimą, pagal laiką, tai labai atitiktų būtent Traidenio valdymo laikotarpį, kai Kernavė tikrai yra įvardama kaip Traidenio tėvonija ir jo drąsiai galima vadinti turbūt Lietuvos sostinė. Ir tokie stiklo fragmentai, kurių beje Lietuvoje beveik niekur kitur nėra rasta, valdovų rūmuose čia kiek vėlesni laikai. Tai būtent iš šio 13 amžiaus vidurio antrosios pusės rasti stiklo fragmentai yra išties unikalūs. Ir jeigu ieškom, kaip mes savo pasakojimą apie Kernavę galėtume išdėstyti, aš čia pabandžiau visais būdais sutrumpinti į 5 konkretesnius punktus, tai ką iš esmės ir pradėjau savo pasakojimą, kad mes šnekam apie išskirtinį šio regiono civilizacijos liudijimą ir dėl to ir esame UNESCO pasaulio paveldo vietovė. Tai būtent kas unikalu, tai kad mes tą istoriją tikrai Kernavėje galim pasakoti per visą tą maždaug 10-11 tūkstančių metų laikotarpį, nuo pat seniausių laikų iki valstybės susikūrimo. Vėlgi, gyvenviečių struktūra, piliakalnius, tą patį jau irgi minėjau. Ir toliau archeologinių tyrimai, irgi daugiau mažiau užsiminiau, kaip jie prasidėjo, kas buvo rasta ir panašiai. Toliau lieka gražus pateikimas ir pristatymas, kaip mes pristatom. Išties tą Kernavę galim labai gražiai pristatinėti ir per pasakojimus ir legendas, yra įvairių ir sakmių apie aukso sidabro tunelius, nuo Kernavės iki Trakų ir iki Vilniaus ir panašiai. Tikrai muziejai tokių nepasakom, bet tą romantišką, tarkim, Kryvio Lizdeikos istoriją tikrai galim drąsiai pasakoti ir, manome taip, kad net buvom pagaminę tokį žaismingą atviruką, kai Vilnius šventė 700 metų jubiliejų, kad iš Kernavės galima išsiųsti su Lizdeikos atvaizdu atviruką pasveikinant Vilniečius ir perdodant jiems linkėjimus.
Na ir dar vienas svarbus epizodas, tai kas Kernavėje iš tikrųjų buvo sukurta ir dabar gyvuoja 10 metų, tai yra 2015 metais baigus įgyvendinti įvykdžius muziejaus rekonstrukcijos projektą, buvo dar vienas, reiškia, teritorijos tvarkymo projektas ir būtent atsirado atviras muziejus arba gyvas muziejus po atviru dangumi, tai yra iš esmės muziejinė ekspozicija po atviru dangumi, kuri tikrai labai prisideda prie viso Kernavės pasakojimo, atvaizdavimo ir apie tai irgi dar tiek vaizdų. Na, jeigu bandom kažkokių teorinių suvokimų, įsivertinimų pridėti, tai Kernavės iš tikrųjų suvokimas jisai neišvengiamai ir siejamas tiek su socialiniu, tiek su ekonominiu kontekstu. Ir kaip mes savo vietovę pristatom ir pateikėm čia vardan pažaidimo su kolegomis bandėm užduoti pagal įvairius parametrus, kad dirbtinis intelektas pieštų romantiškus Kernavės vaizdus. Tai štai kokį rezultatą gavom vienu atveju, kitu atveju. Bet iš ties, čia sakytume, piešiniai daugiau kaip žaidimas, bet jeigu žiūrėtume į suvokimą į amžinimo prasme, tai tikrai Kernavė suvokiama kaip Lietuvos valstybingumo lopšys. Dažniausiai yra įvardėjama kaip pirmoji šalies sostinė, o čia galėtume šnekėti, diskutuoti Mindaugo sostinė Boruta, Kernavė pirmoji sostinė. Tai su istorikais diskutavom, profesorius Bilauskas su nacionalinė ekspedicija vis lankydamas Kernavę irgi bandė istorikam užduoti tokį klausimą, provokatyvų, ar galėjo Mindaugas būti Kernavėje, tai sakom taip, kad tikrai galėjo, tik tai jokiam rašytiniam šaltiniui tai nebuvo užfiksuota. Nes laikotarpį viskas atitinka, archeologinių tyrimų duomenys irgi rodo, kad Kernavė buvo vienas iš tų svarbiausių, reikšmingiausių valstybingumo centrų ir to tikrai nieks nepaneigė ir nemanau, kad galėtų paneigti. Tik tiesa, gal Kernavės situacija yra tokia, kad 14 amžiuje iškyla ir kiti visiškai šalia esantis centrai, tai yra Vilnius ir Trakai, kur jau statomos mūrinės pilys, ir Kernavė savo vaidmenį palaipsniui praranda. Taigi, bandant apibūdinti tą Kernavės svarbą, tai čia kalbam tiek apie tą viduramžių laikotarpį, valstybės kūrimosi laikotarpį, ne apie tos ankstyvuosius akmens ar geležies amžiaus laikus, tai tikrai galim konstatuoti, kad lietuvių genties teritorinis centras, tikrai taip, nuo 12 amžiaus Kernavė galėtų būti suvokiama, kad vienas pagrindinių, taip, valstybės kūrimosi centrų, kaip tiksliai įvardinti, ar sostapilis, ar sostinė, čia gali istorikai dar šnekėti, diskutuoti, kad svarbus amatų ir prekybos centras, taip, kad svarbus gynybinis objektas, taip, ten kiek egzistavę piliakalniai tą turbūt irgi tik patvirtina, ir vėlgi tam tikras dvasinis pasaulis tikrai Kernavėje egzistavo ir čia galim šnekėti irgi, kad tai svarbu, kad sugyveno bent jau 14 amžiuje ir krikščionis, ir pagonis. Ir pagal, tarkim, laidojimo papročius mes galim rasti tam pačiam kapinyne ir su pagoniškais amuletais, tarkim, Lokio nagų palaidojimą, ir su krikščionišku kryželiu. Toks irgi įdomus epizodas Kernavė. Ir iš rašytinių šaltinių, ką jau tikrai žinome, čia tai, ką daugiausiai minėjau, kalbėjau tik tai apie archeologijos radinius ir ką jie liudija, bet rašytiniai šaltiniai irgi, pirmas Kernavės žinomas paminėjimas 1279 metai, Kernavė minima paprašant Livonijos ordino žygį, Kernavė atsilaiko ir dar daugiau, kad vaizdingai tariant, duoda į kaulus kalavijuočiam, nuvėjos iki Latvijos, iki Aizkrauklės, ten mūšis užfiksuotas. Toliau jau iš 14 amžiaus 2 žinomi ryškūs antpuoliai, tai Kernavė puolama kryžiuočių ordino ir 2 kartus Kernavė sudeginama, po 65 metų jinai dar atsikuria, o 1390 metai tai yra Kernavės viduramžių istorijos ir galybės pabaiga. Kernavė visiškai sudeginama, žemutinis miestas niekada nebeatsikelia, paliekamas užmaršiai.
Kita vertus, kaip sakom, taip yra archeologų džiaugsmas, kad viskas taip ir liko, nugulė, kaip drėgname slėnyje, viskas atgulė po žemę. Ir išliko šimtmečiams, nes jeigu Kernavė, kaip tarkim, kiti miestai, Vilnius, Kaunas, netgi tie patys Trakai kelis kartus būtų perstatomi, tai to laikmečio liudijimų būtų išlikę gerokai mažiau. Na ir dar vienas simbolinis momentas, reiškia, jeigu 1290 metų žygyje, kuriame dalyvavo Vokiečių ordinas ir Vytautas, Kernavė sudeginama, tai praėjus 30 metų tas pats Vytautas funduoja ir pastato pirmą bažnyčią Kernavė, tiesa aukštutinėme terasoje. Ir toliau mes šnekam tik apie Kernavės miestelio, Kernavės valstybinio dvaro gyvavimą, bet kaip miestas, kaip vienas iš valstybės centrų, Kernavė niekada nebeatsikūrė. Na ir palyginimai, jeigu dažnas klausimas būna, kiek viduramžiais Kernavė gyveno gyventojų, tai įvairiais skaičiavimais. Tarp 2–3 tūkstančių, kas buvo tikrai, pagal to laikmečio situaciją, didžiulis miestas. Tai 21 amžiuje Kernavė 300 maždaug gyventojų. Palyginimas 3000 viduramžiais, kas turbūt galėtų būti dauginama pagal dabartinius mastelius iš 10, gal 300 ir 321 amžiuje. Taip, toliau vėl, ką šnekam, ką diskutuojam, kokios istorinės diskusijos paralelės ieškom. Čia galbūt irgi greičiau prašoksime. Praeitais metais minint 20-metį mes tokį turėjom įdomią akademinę archeologų, istorikų, urbanistikos tyrinėtojų diskusiją apie istorinių sostinių svarbą, tyrimus, ateities perspektyvas ir panašiai. Tai sakykime, taip tikrai žymiausi tiek istorikai, tiek archeologai dalyvavo atvirose diskusijose. Ir mūsų interneto svetainėje yra paskelbtas informacija apie išdiskutuotus teiginius pagrindinius. Tai aš jų tikrai neskaitysiu, tai ką jūs čia galbūt matote ir skaidrėse, bet daugiau. Iš istorikų diskusijų galbūt tas vienas svarbus momentas, kad kalbant apie sostinės statusą viduramžiai, tai paprastai jisai būdavo siejamas su valdovo dvaru. Ten, kur yra dvaras, ten ir sostinė. Tai jeigu Mindaugas kažkuriuo metu buvo paminėjęs savo rezidenciją Vorutui, tai atsidūrė šaltiniuose. Jeigu didysis kunigaikštis Traidenis buvo paminėtas Kernavė, tai čia irgi tapatinama su jo sostinė. Na ir jeigu Gediminas perkelė sostinę į Vilnių, arba perkelė iš pradžių į Trakus, o po to į Vilnių, tai ten, kur didžiojo kunigaikščio vadovo rezidencija, ten ir sostinė. Na ir gal iš tų naratyvinių dalykų, tai iš ties nėra visiškai aišku, kaip čia tą istorinių sostinių statusą traktuoti, bet be abejo visi suvokia tą pasakojimą, kad Vilnius tai be abejo neatsiejama istorinė sostinė, Kaunas tarpukario sostinė, Kernavė turi tam tikrą, sakykime, pirmosios sostinės nominaciją, ir sunkiausias arba sudėtingiausias interpretavimas tampa Trakams, kuriuo metu jie buvo sostinė, ar tai 1 metus, ar nuo, tarkim, 1316 metų ir panašiai. Ką dar reikėtų apie istorinių sostinių šitą diskusiją paminėti, kad kodėl neįkilo ir kodėl netgi buvom ir politikų pasikvietę. Seimas 2022 metais priėmė teritorijų planavimo įstatymo pataisą, kur įstatymo lygmenyje yra įrašytos 4 istorinės sostinės. Tai ką aš ir minėjau, Vilnius, Vilniaus senamiestis, Kaunas su savo modernizmu, Kernavė ir Trakai. Trakai kartu su senaisiais Trakais, taip yra įrašyti. Kartais politikai sukuria tokį juridinį aspektą, neturint galutinio išgryninimo, kaipgi tas istorinės sostinės mes turėtume traktuoti. Praeitų metų diskusija buvo apie tai. Kažkas detaliau norėtumėt pastudijuoti, tai mūsų interneto svetainėje galime tą nesunkiai rasti. Ir aš dar žiūriu į laiką ir skubu toliau pasakoti, o kaipgi mes
tą Kernavės integruotą pasakojimą pristatome, kokiais renginiais, kokiamis priemonės, tai vėlgi turbūt ta sąsaja su pagoniška Lietuva, tai ryškiausiai irgi per kelis renginius, per pirmą Rasos šventę Kernavėje ir per švenčiamus lygiadienius Kernavėje. Labai įdomu paminėti ir faktą, kad reiškia, Rasos šventė, kas vadina Joninių šventė, bet istoriškai turbūt gal tas pavadinimas Rasos būtų šiek tiek tikslesnis, tai Kernavė, tas, reiškia, sovietinėje Lietuvoje, brežnevinio, turbūt reikėtų taip sakyti, atšilimo laikotarpiu 67 metais kilo iniciatyva jaunimo klubui švęsti Rasas pagal senasias tradicijas ir 2 metus sovietinė valdžia tai toleravo ir leido, yra netgi ir dokumentinių kadrų filmuotų, Tarybų Lietuvos kronika kaip švenčių. Toliau pamačius, kad tai subūrė didžiulius srautus jaunimo, Joninių šventimas Kernavėje buvo uždraustas ir iki bemaž 87 metų jaunimas rinkdavosi Kernavėje švęsti Jonines paslapčia. Ir jau tik tai tautinio pakilimo laikotarpiu vėlgi su visa gražia tradicija, tos apeigos grįžo į Pilies kalną, Taukurio kalną ir panašiai. Tai toks įdomus epizodas, kad nuo 67 metų Kernavėje švenčiamos Rasos ir ta šventė tikrai turi išsaugojusi savo tradicijas. Ir dar daugiau, jinai netgi prieš 5 metus buvo įtraukta į nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąrašą. Tos tradicijos apeigos iš esmės nekinta jau kelis dešimtmečius ir tikrai sulaukia milžiniškų lankytojų srautų. Tai tarkim šiais metais skaičiavome tą srautą per vieną naktį daugiau nei 20 000 apsilankiusių žmonių. Įvažiuoti į Kernavę stovėjo kamščiai po valandą maždaug, kol nuo vadinamą Vievio žiedą iki Kernavės galėjo privažiuoti. Iš tikrųjų renginys sutraukiantis didžiulius srautus ir nereikalaujantis kažkokios didesnės reklamos. Ir mūsų turbūt žymiausias renginys, vėlgi direkcijos, muziejaus iniciatyva inicijuotas, pati idėja kilo organizuoti šį festivalį prieš 25 metus, apsilankius analogiškam festivalį Lenkijoje ir pagalvos, ar tikrai negalėtume ir mes kažko. Tai čia vaizdai iš pirmųjų festivalių, čia vaizdai arba plakatas iš šių metų festivalio. Ir tikrai tai yra renginys per 3 dienas irgi sutraukiantis daugiau nei 20 000 lankytojų. Renginys skirtas šeimoms, visą laiką sakom ir anonsuojam, kas norėtų apsilankyti renginėje, kad vaikams, dabar jau turbūt netgi reikėtų gražiau vadinti jaunimui, iki 18 metų renginys yra visiškai nemokamas. Ir iš ties yra ką veikti per tas 3 dienas, pasinerti į senuosius amatus, pasišnekėti su amatininkais, pažiūrėti, kaip gaminamas maistas, kaip gaminami įvairūs dirbiniai, senovės medicina, senovės piešiniai, karyba visada sutraukia didžiulius srautus. Tai, sakom taip, įsijausti į senovę tikrai vienas iš gražiausių ir patraukliausių būdų. Na ir čia prieinam prie mūsų atkurtos ekspozicijos po atviru dangumi. Tai yra 4 kiemai sukurti iš esmės pagal tikslius archeologinių tyrimų duomenis. Tai yra atstatyta ne in situ, ne toj pačioj vietoj, kur buvo tie kiemai, bet šiek tiek neutralesnėje teritorijoje, kur tikrai nebėra jau jokio archeologinio paveldo, kur anksčiau nebuvo apgyvendinta teritorija. Tai būtent prie Kernavės ąžuolyno įsikūręs, čia dar matote dar pakankamai naujus šviežius vaizdus iš 15-16 metų, rekonstruotas viduramžių miestelio fragmentas su 3 amatininkų kiemais, tai Velyro kiemas, Kauladirbio kiemas, Kalvio
kiemas ir bendra miesto erdvė, tai visi namų dydžiai, parametrai, angos yra visiškai pagal mūsų rastus radinius archeologinių tyrimų metu ir dar turim unikalią rekonstruotą dūminę pirtį. Tiesa, pirties vaizdo dabar jau naujesnė neįdėjau, bet pirtis, kuri festivalio metu yra netgi ir užkuriama, galim pajausti ir šilumą, ir išskirtiniai lankytojai netgi gauna kvietimus joje ir apsilankyti. Tai va, taip atrodo mūsų atkurtas viduramžių miesto fragmentas. Ir, kaip sakau, apsilankyti Kernavėje tikrai verta skirtingais metų laikais, gausite skirtingus vaizdus, skirtingas grožis. Man asmeniškai, jeigu klaustumėt, turbūt gražiausias šis metų laikas, tai labai neužilgo, čia pabaiga spalio pradžia, kai suspalvina įvairiausiomis spalvomis medžiai ir tikrai tas labai labai romantiškas laikas apsilankyti pas mus. Na, bet be renginių, be muziejaus po atvirų dangum, be abejo, turim ir tą tradicinę muziejinę ekspoziciją, kurią jau rodžiau, turim ekskursijas po vietovę, turim edukacinės programas ir eksperimentinė archeologija. Tai tokie keli aspektai lankytojų traukimo veiklų. Ir čia galbūt irgi šiek tiek paanonsuosiu tai, ką dabar jau 3 metus sėkmingai vykdome ir visą laiką vykdavo pavasarį, bet dabar senoji Kernavė atgyja ir rudenį, tai neužilgo, rugsėjo 24-25 dienomis, būtent mokiniams skirtos edukacijos ir jos vyksta derinant apsilankymą tiek muziejuje, tiek reiškia, susitikimą su amatininkais po atvirų dangum. Ir turim tokį šūkį, kad palikite vadovėlius mokyklose ir pažinkit savo šalies istoriją. Vėlgi, jeigu klaustumėte, į ką orientuojamės, tai be abejo orientuojamės į jaunesnių klasių moksleivius. Tai taip sakom, kad mūsų programa derinta daugiausiai turbūt yra 3-8 klasių moksleiviam ir ką galės patirti, tarkim, tiek archeologų imitaciniai perkasui pakasinėti, pasikalbėti su restauratoriais, pažiūrėti, kaip atrodo restauratorių dirbtuvės, surasti tos pačius dirbinius jau restauruotus, tarkim, muziejaus ekspozicijoje ir panašiai. Tai va tokie mūsų edukaciniai renginiai, o čia keletas tokių žaismingų vaizdų iš pavasario renginio. Čia jaunimas labiausiai būdavo sužavėję, iš karto atėję apsilankę akmens amžiaus stovykloje, pasibendravę, kaip medžioti, kaip pasigaminti maistą ir panašiai. Tai daugelio vaikų atsiliepimai būdavo, tikrai patys gražiausi. Čia tam pačiam mūsų atkurtam viduramžių miestelio fragmente vaikai pro tvoros skylutę pasižiūrė inscenizuotą viduramžių gyvenimo dramą, šeimos gyvenimą ir toliau jau eina pasimokyti kažkokiu amatų, ar tai būtų keramika, ar ornamentuota tošiu, susitinka su kalviu, pamėto iš strėlių, ir galų gale nusifotografuoja žaismingai nuotraukai. Ir edukacijos muziejaus viduje turime edukacinę klasę ir tikrai sezono metu, ypač kai mokyklos visos važiuoja po reiškia muziejus ar ieško kažkokių kitų pramogų, tikrai tas užimtumas būna itin didelis ir nespėjom priimti, tiesiog fiziškai negalim priimti edukacinę klasę visų norinčių, tai dėl to ir kilo to platesnio renginio festivalio, kaip mes sakom, mokykloms senoji Kernavė atgyja idėja, nes edukacijų, kaip rodžiau iš ankstesnės statistikos, maždaug per metus organizuojam apie 300, bet balandžio gegužės mėnuo įtemptas ir rugsėjo antroji pusė, kai mokyklos vėl irgi važiuoja po muziejus ir ieško edukacijų. Taip, tai kur ieškoti informacijos, tai sakytume taip, mūsų muziejaus interneto svetainė atsivertus, visą tą informaciją rastumėt ir kokios edukacijos yra, čia su trumpais aprašymais yra, aš tikrai nesiruošiu užimti jūsų eterio laiko ir anonsuoti mūsų visus renginius edukacijas.
Vėlgi, noriu atkreipdėmės, kad kai kurios, kur jau po tą mūsų vadinamą įskansiną viduramžių miestelio fragmentą galimus tik tai šiltuoju metų laiku, nuo gegužės iki spalio mėnesio. Esam pritaikę kelias edukacijas ir vaikams turintiems negalią. Na ir dabar nauja tendencija, kai čia galbūt ne tiek kiek vaikams, bet ir suaugusiam, ypač aktualu kažkokios įdomesnės edukacijos, sakom taip, norėjomės vadinti išskirtinėmis edukacijomis, bet tiesiog liko pavadinimas edukacijos su rekonstruktoriais, yra konkretus rekonstruktorius, savo srities ekspertas pristato kažkokį amatą, tarkim, tai įrankių gamyba, tai juvelyrikos dirbiniai, istoriniai kostiumai, istorinio maisto gali būti degustacijos ir panašiai, tiesa jų kaina šiek tiek didesnė, bet jeigu grupė 20 žmonių, tai manau, kad viskas prieinama. Na ir kiti renginiai, čia matom iš skirtingų renginių, dar sąmoningai įdėjau vieną iš nuotraukų su kaukėmis, net ir karantino metu nebuvo sustoję pas mus renginiai, net ir tokiu formatu amatininkai pasirodydavo. Tai šties didžiuojamės dar dviem renginiais, tai yra pavasario lygiadienis Kernavė, tai tos spalvos, nušvitęs miškas ir Neries vingis prie Balto kalno atodangos, tikrai graži labai vieta, mūsų rezervato teritorija. Jau irgi nuo 20 metų auginam šio renginio tradiciją ir rudens lygiadieniai Baltų vienybės diena. Čia matysime skirtingų metų, skirtingų vaizdų, kai piliakalniai nuspalvinami šviesomis, ir šių metų artėjantis renginys visiškai netrukus, už 2 savaičių. Tai negaliu pažadėti, kad gausit tokį patį vaizdą, kokį čia matėt vienoje ar kitoje skaidrėje. Bus kiekvienais metais būna kažkas kitaip, bet tikrai įspūdį palieka. Na, čia kalėdinis ciklas. Ir dabar nežinau, ar mūsų pagrindinis moderatorius Juozapas dar gali duoti laiko kažkokiam pristatymui apie tai, kaip mes atrodom jau šiandieniniam kontekste, kalbant apie valdymo planą, ar čia palikti jau tokius biurokratinius dalykus kitiem pasakojimams. Rasa ir Ramojau dar turi 10-15 minučių. Gerai. Tai čia pasirodys galbūt šiek tiek biurokratiškai, kad pristatinėjom mūsų valdymo planą, bet tuo dokumentu mes iš tikrųjų didžiuojamės. Panašiai kaip ir Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra darbavosi kolegiškai rengdama Vilniaus senamiesčio kaip UNESCO pasaulio paveldo objekto valdymo planą. Mes irgi tokį didelį darbą darėm kelis metus. Turim parengtą dokumentą ir ten išsivardinom įvairiausius dalykus, kurie manom, kad yra mums svarbus ir daro įtaką. Tai visko nepristatinėsiu, bet kelis tokius įdomesnius epizodus ir tai, kas susiję. Čia galim rasti sąsajų ir Kernavė, ir Vilniaus Gedimino kalnas, visą laiką susiduria su iššūkiais dėl klimato kaitos. Tai net ir mūsų valdymo plane tokie dalykai yra apibrėžti ir rengiam visą informaciją, susirinkom visus duomenis, tai tikrai iš Kernavės didžiųjų nuošliaužų, didžiųjų bėdų, tai bemaž 11 yra fiksuota nuo 79 iki 21 metų ir visą laiką su nerimu šiek tiek laukiam ankstyvo pavasario laikotarpio, nes tai tas laikas, kai dažniausiai kažkas tai nutinka, bet tik tai noriu pasakyti, kad tas procesas jis yra tam tikra prasme natūralus. Visą laiką sakom taip, kad Kernavės piliakalniai yra gamtos ir žmogaus rankų kūrinys. Žmogus pastatino juos, perkasė, suformavo, gamtoje tokių stačių šlaitų nebūtų, tai tie šlaitai karts nuo karto ir tiesiog nučiuožė. Jeigu žiūrėtume į gilesnius istorinius laikus, tai tikrai tų nuoplovų, nuošliaužų fiksuojama buvo ženkliai daugiau ir archeologai mato sąnašinius sluoksnius, tai tarkim ten, kur piliakalnių, tarp 2 piliakalnių einantis griovys, tai ten yra maždaug sąnašinis sluoksnis vietomis ir
5-6 metrai, tai reiškia kažkada gilioj praeity, tie patys šlaitai buvo turbūt dar statesni, arba aukštesni piliakalnių pylimai buvo supilti, bet visą tai gamta bando sutvarkyti. Savo ruožtu žmogus, kovodamas su gamta, bando visais būdais tvarkyti. Tai va, įvairius įtrukimus, įvairius nuošliaužas tvarkom, taip atrodytų irgi ganėtinai brutaliai, bet čia yra viena iš geriausių technikų, kokia Lietuvoje egzistuoja, vadinamasis voras, važiuojantis bet kokius kalnus ir sutvarkantis juos, ir po tvarkybos darbų vėl laukiam žiemos, ir sakom, taip, ta žiema karts nuo karto atneša mums įvairių iššūkių. Tai čia, taip juokaujant, vasario 16 dienai papuošė Mindaugo sosto piliakalnį gražių šūkių spalvę, vienybė težydi, Kernavės herbas, bet kaip mūsų vietos klebonas sakė, tos vienybės Lietuvoje turbūt buvo per mažai, nes būtent toj vietoj, kur buvo šūkis vienybė težydi, čia, reiškia, nuotraukų skirtumas yra, ten buvo vasario 16, o čia yra vasario paskutinės dienos, vasario 26-27 dienos, kai nušliaužė šitie šlaitai. Didžiulis atodrėkis buvo, vasario mėnesį 16 buvo -15, 25-6 dienomis +14, tai gamta savo padaro. Ir vėl diskusijos su geologais, archeologais, architektais, paveldo specialistais, kaipgi tuos piliakalnių šlaitus tvarkyti. Radom būdų, vėl yra pamokos ir iš Gedimino kalno tvarkymo, bet sakom taip, kad tos nuošliaužų vietos jos užglaistytos, daugiau jos nečiuoš, bet 100% galutinio sprendimo, kad kažkurioje kitoje vietoje šlaitai nejudės, mes tikrai neturim. Na ir naujausia, dar įdomesnė tendencija, šnekam apie atsinaujinančią energetiką, vėjo jėgaines, na ir čia prieš nepilnus 2 metus gavom tokį nerimo signalą, kad Kernavės apylinkėse, minėjau prieš tai kalbėdamas, kad yra vadinamoji buferinė apsaugos zona, iškart už buferinės apsaugos zonos, o tai būtų maždaug 5-6 kilometrai nuo Kernavės, pačiuose matomiausiuose panoramose planuojama statyti aukštas vėjo jėgaines, kurių aukštis galėtų siekti beveik 300 metrų su sparnais. Tai yra, įsivaizduokit, dydį vos ne televizijos bokšto dydžio. Ir kaip ta panorama galėtų atrodyti, tai mes užsakėm galimybių studiją ir mums buvo padarytos kelios vizualizacijos, kaip maždaug Kernavės panoramos galėtų atrodyti. Tai tikrai niekas nebuvo sužavėtas. Pavyko kalbėti su, tai ką matom kitoje Neries pusėje, tai yra Elektrėnų savivaldybė, su Elektrėnų savivaldybė ir bendrojo plano rengėjais, pavyko įtikinti, kad pačioje artimiausiai perspektyvoje tokių vėjo jėgainių tikrai negalėtų būti, nes istorinį kraštovaizdį tikrai poveikis būtų, galimybių studijai buvo įvardintas, gerokai aukštesnis nei vidutinis. Matomumas, įsivaizduokim, tas didžiulės baltas vėjo jėgaines, tikrai mūsų panoramos nepapuoštų. Tolimuosiuose perspektyvose, čia kur labai tolimi vienetų, dviejų, trejų, ketvertų matomi taškai, jie teoriškai liko tokie kaip galimi, bet galbūt tos jėgainės galėtų būti statomas ir šiek tiek mažesnės, ir čia jau yra su kita savivaldybė, kai Kaišiadorių rajono savivaldybė, bet vis kalbama, derinamas, bandoma jos įtikinti, parodant šitos vaizdus. Taip, tai va tiek tokių bendrų naujausių aktualijų, nuo pačių seniausių laikų pereinant iki šių dienų. Sakom taip, iš mūsų piliakalnių mes taip toliau ir bandom semti stiprybės, kiek pavyksta, kiek galim, tiek stengiamės. Ir mes visą laiką sakom taip, iki jaukių, gražių, šiltų susitikimų Kernavėje.